kabinetas tai veikia. Malinauskai, kada pirtį atidarysi? Malinauskai, kada pirtį atidarysi? Balandžio 25 dieną Druskininkuose vyko teismo posėdis, kuriame asociacija Druskininkų gynimo frontas bylinėjasi su Druskininkų miesto savivaldybė dėl miesto viešosios pirties veiklos atnaujinimo. Labai gaila, kad nebuvo leista filmuoti teismo posėdžio. Po teismo posėdžio Druskininkų gynimo fronto prezidentas Saulius Vaikšnoras šią situaciją pakomentavo taip. Na, tai šiandien įvyko parengiamasis teismo posėdis dėl Druskininkų pirties ir tai paaiškėjo stebuklai. Buvo mero Malinausko juristas, tai jisai nieko nežino, nei kiek darbo vietų buvo pirties sukurta, nei koks pirties buvo lankomumas, nei kokia apyvarta buvo. Jisai nežino, kad piliečiai kreipėsi, kad ta pirties veikla būtų atnaujinama, tai nieko jisai nežino. Iš tokių veiksmų mero praktiškai tai kaip sugriauta šventovė. Žmogui tai yra ar pirtis sudegė, ar žmona numirė, vis tai yra tas pats. Tai aš prašiau teismo paskirti merui psichiatrinę ekspertizę stacionarinę, tai yra paguldyti į ligoninę ir ištirti, nes matote mano nuomonę, tai merui gali neadekvačiai suvokti savo veiksmus ir juos kontroliuoti. Ir gali būti, reikia čia su specialistais pasitarti, ar nebus paranoidinės, maniakalinės šizofrenijos požymiai su Napoleono komplekso ir didybės manijos reiškiniais. Nes tas pavyzdžiui buvo ir Hitleriui, nes visi garbino Hitlerį ten ant rankų nešiojo, o prašau koksai pasirodė asmenybė, bet teismas atmetė šį prašymą, tai yra teismo diskrecijos teisė, nes nei vienoj pasaulio šaly negriaunama pirtys ir neuždarinėjama, jos tik atidarinėjama. Ir dar man buvo labai keista, kad aš uždaviau klausimą, sakau, tai gerbiamas Malinausko juristė, ar tu sakai, kad yra 50 pirčių Druskininkų mieste, ar nors vienoje toje pirtyje galima vanoti su vantomis atsinešus. Mero juristas sako, nežinau šito fakto, tai aš jam galiu paaiškinti, kad teigia jisai, kad 50 pirčių yra Druskininkuose, gali eiti praustis ir vanotis, tai nei vienoje pirtyje su vantom savo atsineštomis negalima vanotis. Artėja rinkimai, tai tikrai visi bus Lietuvos pirtininkai paraginti nebalsuoti už tą socialdemokratų partiją. Tai o apie tolimesnę kovą tai informuosiu. Gerai tai, kad teismas sustabdė griovimo darbus, ten jau aišku daug kas išgriauta, bandysim tikslinti ieškinį ir įpareigoti Druskininkų savivaldybę atstatyti tai, kas buvo iki išgriovimo. Ar mes esame prie garsiosios Druskininkų pirties, kur vyksta kova, tai siūliau atkreipti dėmesį į šitą malkinę. Savivaldybė berods skyrė finansavimą ir buvo remontuota, investuota pinigų, bet kiek žinau, reikia tikslinti duomenį, šitą malkinė kainavo apie 40 000 litų. Tai ar kyla klausimas, ar čia nebuvo pinigų plovimas? Reikia šitos duomenys tikslinti. Padarysime viską, kad šita pirtis pradėtų veikti. Ar po metų, ar po pusę metų. Jei ne aš laimėsiu, tai kiti žmonės duos į teismą, nes mes duosim ieškinį. Jeigu mūsų nepatenkins ieškinį, kitas subjektas duos. Tai tegu Malinauskas žino, kad jisai bus tampomas kabutėse iki kadencijos pabaigos dėl šios pirties. Čia yra kaip simbolis Druskininkų ateities ir Druskininkų vizijos. Matot, kada šventovę uždaro, o pirtis tai yra kaip ir šventovė. Tai tokie dalykai vyksta. Šiuo metu taip atrodo Druskininkų miesto viešosios pirties vidinis skėmas. Saulius Vaikšnoras nesiruošia nusileisti ir žada ginti viešą interesą, išsaugant Druskininkų pirtį.